Iš tikrųjų, šiandien ir girdėjim. Ir Dievas davė tik džiaugsmą kažkokį. Aliuja. Palinktų džiaugsmą. Ir kodėl ne vis dainis tu įksti džiaugis mane? Kad ne vis laik pas Dievą daryti. Taip išėjai. Galvoju, kur čia reikia pasakyti. Bišinė buvo galvojus, bet šrindarį galvojo. Žiūrėjau žodį. Meldžiaus biški. Biški šlovinau. O taip, žinau, kaimietiška. Ir Dievas davė tik džiaugsmą. Taip gera šiandien. Tai va, ir bus toks žodis iš Mat 19 skyriaus. Nu, mes visi nu gerą žinom. Ir mums mokeškai taip užkliau. Mat 19, nu 16 eilutis, vat atėjo turtingas žmogus pas Jėzaus visi atėjo. Ir prie nu ten, aš taip pamačiau ton skaitydams apie ton turtingą jaunuolį, ar ne jaunuolį. Kažkur skaičiau, kai jaunuolis, bet čia nepraškai jaunuolis. Turtingas žmogus ir sak, viešpatie, ko reikėtum daryti, kad aš paveldyčiau amžinąjį gyvenimą. Ir aš pamačiau ton pat klausim, ir kaip do farizėja, sudukėja ir kitokiai ėję prie Jėzaus, nu, pakamantinėti ano. Ir taip pat tas turtingas žmogus, jis irgi sako, kaip čia reikia atrasti dabar, ką gero turiu daryti, idant turėčiau amžinąjį gyvenimą. Ir Jėzus labai gerą vis pastatydavo, kas netėdavo nuširdė, pasanu pastatydavo jėnų veidą. Ten, kur tu turi būti. Vis. Ir jis labai gražiai padarė ir su tau žmogu. Aha. Sako, kam čia man vadin geru. Ir paskui sako, jei nori įeiti į gyvenimą, turi laikyti įsakymą. Jis jam sako, kokių? Nu, Jėzus sako, nežudyk, nesvetimauk, nebūk, melaginga, neliūdyk, gerbk tėvą ir motiną, o šiandien kaip tik motindėjim, mylėk savo artimą kaip save patį. Aha, čia vis dėlto jaunuolis prašė, tas jaunuolis jam sako, viso to laikiausi nuo savo jaunystės, ko dar man trūksta. Nu mes vis ten žinom, nu mažų dainų. 10 dievių sakymų. Vis mes tokie esam išmokinti, visko žinom. Nu, vat, ko dar trūkst? Ko čia mums dar trūkst? Kokį tu viešpatį mums dar čia formulį gali pasakyti? Aš to žinau. Vis žyda žė. Žemaitė. Beje, žemaitė žyda labai panašios kom. Žyda žemaitė teisingai. Gal. Reiks pasakyti. Gal žyda keli žemaičių. Arba atvirkštė. Nu, blogiausiai atvirkštė. Jo. Visi žyda ton žėna, tus įsakymus galvoja. Tas jaunuolis, tu kon dar man reikia, ko tu dar pasakyk? Aš sak, tu laikausi, jis jau tu veitų, jau apsok, norėjo apgauti jau Jėzų. Kas laikus 10 įsakymų? Kas gal išlaikyti? Nu, nieks negal būti išgelbėts įstatymą. Nes nieks neišsilaik. Jo. Ir taip gerai, kur nors pavogti. Tai vis, kaip čia, visi jūkina iš ūkį. Nu ir Jėzus pamatė, anu iš tikrųjų tu mintį, anu tom pozicijai, kad anam išves nerų, un svesko on žena. Tik tas prieveins da gudruolis, kaip čia prieš tai, kad buvo, sak. Nu, kaip ten, ar aš galiu žmonę atleisti, ar aš negaliu atleisti savo žmonos? Ar ten mokėti Ciesoriau tom duoklį, ar nemokėti? Ir čia iš tos pačios opers. Ko man reikia tom daryti? Aš tom žinau. Nu, Jėzus sako, tu toks gudrus esi. Tai ir nu pastatė savo veidą. Sak, tai per daugus, kon turi, sako, ir turi, sak, lūpdangų. Išdalyk dar vargšams. Ir
Nes va tas žmogus buvo turtingas. Žinot, kartais turtingi žmonės biški vaikščiojo aukščiau žemės. Aukščiau kitų aukščiau kitų galvų. Ir kad jokie nam ten jokies formulis, ko Jėzus nam būt besakys, nu, gal nedajam, suprantat, nes jis yra aukščiau. Netgi Jėzaus yra aukščiau. Ir kad nuleistų ant žemės, tų žmogėlį, turtingai. Sako, tu turi parduoti visko, nesikratyk, išdalyk visko. Jis sako, tu matai, pasišnekėsi. Sako, tu matai, ateik ir sek manim. Nu, o tai pamačiau, kad einam maldaut pas Dievą. Kad klausam Jėzaus kažko tai. Norėtumėm kažko išžinot. O turėk nevaidmeniauti. Kartais mes patys galbūt nežinom. Kartais, sak, žmogus labai, sukt savo širdį. Gal netgi, atidė savęs paklausti, su kokiu nuostat, tu klausi viešpaties. Nes pasakys tau, kad maža nepasirūtys. Ir kai jo mokiniai tai išgirdo, jie be galo nustebo. Čia toliau rašo. Kas tada gali būti išgelbėtas? Čia toks geras žmogus, kur laikosi įstatymų, mažudėjų, visko žin. Ir sak, tau to neužtenka. Ir tad Petrus, Pauliui aiškintai, sak, štai mes viską palikome ir siekime paskui tave, kas mums bus už tai. Nu jau Petrus įklaus nuširdė. Jis jau buvo išsigundęs. Sak, jie toks geras žmogus, o aš toks buvau Petrus, žinau. Buvo jis gal nelabai geras žmogus. Ir sak, iš tiesų jums sakau, kad atgimime, kai žmogaus nusidės savo šlovės sostė, jūs, kurie siekite paskui mane, irgi sėdėsite. Sak, ir teisė 12 Izraelio ginčių. O Petras viskom palieka ir sako, nu što gaus. Jėzus nesakė, tu gausi namą, gerą bimbalą. Bet sako, tu būsi teisėjas. Sėdysi suosti ir sak, teisi. Bet tu būsi su manim. Tai ir svarbiausia. Jėzus pasakė, kas ir svarbiausia. Mes norim gauti kažkom tai. Jis sako, svarbiausia, tai būsi su manim, svarbiausia. O tai jau, kas bus tas. Ir dar, nuraminimo. Ir kiekvienas, kuris paliko namus, ar brolis, ar seseris, ar tėvą, ar motiną, ar žmoną, ar vaikus, ar žemę dėl mano vardo gaus 100-eriopai ir paveldės amžinai gyvenimą. Čia toks nuraminimas. Ir kiekvienas, kuris paliko namus, šiandien, paliko namus. Galbūt brolis atvažiavo. Gal su seserį norėjo pabūti. Gal su mama. Mama sako, nek šiandien į bažnyčią. Sakau, kodėl? Nek būk su manėm. Nu, senas žmogus, na. Ir niekada neatsitiks, ant pabus veikia. Ir gausite, sako, dėl tų visokių mažų dalykų, ar vaikus, gausite 100-eriopai. Nu, mes vis kažkom pabišk paleiktam, kadėt pas Dievą, pabišk paleiktam ir tu bišk tu gavo 100-eriopą. Sak, nepergyvenkit vis kitą. O jeigu visko, tai sako, sėdė šalia mocis. Nu, šneka apie paaukojimus. Aukokiam reikalingi pinigą bažnyčiai. Jeigu veina eurą, jeigu veina cent, tai ir gera, gausi 100-eriopą. Nu, amžinybė reiks, matai. Nu, tai viskas ir gera. Surinkiam paaukojimus. Amen.